Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite. Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: jums čia pat Dievo karalystė. O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite: mes jums nukratome net jūsų miesto dulkes prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia pat. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui. 72 sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė: mačiau šėtoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Tai Viešpaties žodis. Lankėmės čia su grupė piligrimų vienoj bažnyčiai ir klebonas bandė paaiškinti, kodėl jis niekada neįjungia garso. Nes sako, vieną kartą pamokslo metu prisimenė, kad jo telefono garsas neišjungtas. Ir sako, pamokslauju ir manyje tiesiog nervas sako, kad jeigu paskambins, nes daina buvo žvagulio makaronų man nebekabink. Tai žodžiu, nuo to laiko jau išjungdavo, jis sako, visada begarsis režimas. Tai makaronų jums nebekabinsiu, bet esmė buvo, kad šiek tiek nusišypsotumėt, prabustumėt, suprantu, šilta ir jau pabaiga dienos, bet šiandienos Dievo žodis kviečia mums būtent tam džiaugsmui, nuoširdžiam, autentiškam džiaugsmui. Biblija karts nuo karto primena, kad ne tik vargai vargeliai, bet ir džiaugsmai džiaugsmeliai, kad žmogus šitoj žemėje pašauktas džiaugtis. Dėl ko verta džiaugtis šitoj žemėje? Šiandien mums sufleruoja skaitiniai, nes pirmasis skaitinys pirmų sakinių sako: drauge su Jeruzalė džiaukitės, būkite linksmi dėl jos, džiūgaukite, kurie dėl jos liūdėjote. Ir ką tik pasibaigė Evangelija taip pat, bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai rašyti danguje. Tai kaip patirti, kaip išgyventi tą džiaugsmą? Du skaitiniai, dvi mintis, dvi kryptis mūsų gyvenime. Taigi pranašas Izaijas, šiandien skaitome paskutiniausią skyrių pranašo Izaijo knygos. Jų yra 66 ir mes šiandien esam 66 skyriuje, bet rašo tai ne Izaijas, bet jo mokiniai, jo aplinkos žmonės, nes tai yra jau daug metų po Izaijo mirties. Bet vis tiek
tas skaitinys yra priskiriamas jam. Tai buvo daroma senovėje. Ir ką šiandien, apie ką byloja, apie kokią realią padėtį, apie vargą byloja 66 skyrius, apie kokį vargą. Tauta sugrįžta iš tremties, iš nelaisvės Babilonijos, kuri truko mažiau daugiau 50 metų, jie gyveno svetur, Lietuvai tremtis nesvetimos. Sugrįžta po tų metų į savo šalį, iškovojo nepriklausomybę, žodžiu, aišku, euforija, bet po to mato, kad ne viskas taip paprasta. Nepriklausomybė yra, bet daug dalykų reikia atstatyti iš naujo iš griuvėsių. Visų pirma, sugrįžo į savo namus, o ten ką? Gyvena svetimi, beldžiam, labas vakaras, aš čia gyvenau prieš 50 metų, užleiskite man namus. Šventyklos atstatymas vyksta žiauriai lėtai, nes nėra nei meistrų, nei resursų, nei kitokių dalykų, žodžiu, ir vėl liūdna. Ir taip toliau, priešai, sausra, derlius prastas, žodžiu, priežastis po priežasties, kodėl verta tik tai liūdėti ir aimanuoti ir netekti vilties. O Dievas jiems, vat tai, kai jie tą mato, išgyvena, sako šiandien, džiaukitės, nes aš esu su jumis. Visame tame jovale, žodžiu, visame tame katile aš esu su jumis ir aš būsiu ta džiaugsmo priežastis. Nesate vieni. Kaip praktiškai galime pasižiūrėti į šitą skaitinį? Pastebėkit savo gyvenime, kad piktasis, didysis meškeriotojas per dieną 100 būdų bando mesti į mus savo meškerę su jaukais, su labai nuodingu masalu, kur sako nesėkmė, nesuspėjai, negaluojai, net nebandyk, viskas prasta, nemėgsta tavęs ir nesisteng. Ir jisai tik tai ploja rankytėm ir sako, liūdėk. Pastebėkit tai savo kasdienybėje. Tai vyksta, tai vadinama dvasinė kova, kurios raktinis žodis yra liūdėk. Piktasis sako liūdėk, linki tau pulti į neviltį ir nusivilti viskuo. O namų darbai šiai savaitei yra pastebėti tą piktojo balsą, šį niūrų scenarijų ir tada nutraukti tos visus jaukus ir tas visus, žodžiu, masalus. Man, kai galvoju apie tai, kaip galime nutraukti visą tai, tai visi turbūt esat matę daugiau mažiau Vienas namuose filmą. Kai Kevinas įlipa ir nukeliauja į savo namelį medyje ir tada tie piktadariai du bando karstytis virvę, žodžiu, kad iki to namelio nukaktų. Ir jie dar ten, žodžiu, pravardžiuoja negražiai, sako, tu mažas, kai tave pagausim. Daugmaž įsivaizduokit, kad čia piktasis su tom mintim liūdėk, išsigąsk, viskas yra blogai ir bus tik blogiau. Ką jisai daro, Kevinas? Paima didelės gyvatvorės žirklės ir tą liną nukerpa. Jis sako, ate. Ir tada jie visi tieškėsi į sieną, žodžiu. Skauda gal jiems, bet juokinga šiaip. Labai juokinga scena. Tai vat taip panašiai turi vykti, kai meta mums tuos šniurelius, žodžiu, su mintim liūdėk. Reikia paimti didelės žirklės ir pasakyti ne. Yra dėl ko džiaugtis. Taip, nėra paprasta, nėra lengva, bet yra dėl ko džiaugtis. Kas pavyko, ką gero išmokau, ką padariau gero, kur link galiu keisti kryptį mano gyvenime, jeigu kažkas man nesigauna. Man teko gyvenime išgyventi sėdėjimą invalido vežimėlį. Aš prisimenu, kai buvo tokia visiškai sumauta diena, viskas ne taip, viskas blogai. Ir tada aš einu ir man tokia mintis, bet kojas tai sveikas turi pasveikai. Wow, viską užmiršau, visą liūdėsi, viską, kas tą dieną nepavyko. Aš turiu sveikas kojas ir aš galiu bėgti. Aš žinau, ką tai reiškia 3 mėnesius būti įkalintas ir matyti visus vaikštančius, o aš bejėgis negaliu paeiti, žodžiu. Arba šiandien ryte irgi to nespėjau, to nepadariau, ten parašyti reikia, rytoj piligrimystę išeinu.
Jovalas galvoju, kaip čia nesprogti, ateina moteris šį rytą, visas, žodžiu, tuntas vežimas braškių į zakristiją, įvažiuoja. Įsivaizduojat? Kaip tu gali žmogus nesidžiaugti? Sakau, ačiū tau Dieve už šias braškes, fainai. Tu pagalvok, ta prasme, kai atrodo liūdna, įvažiuoja, sako, džiaukis tokiais paprastais dalykais. Tai va čia pirma mintis ir pirmas toks mums pamokymas ir paraginimas nenustoti džiaugtis arba rinktis džiaugtis, kai viskas nesiklosto gerai. Evangelijos žodis, kas ten yra, sako Jėzus, džiaukitės, bet labiausiai gyvenime džiaukitės dėl to, kad jūsų vardai yra įrašyti gyvenimo knygoje. Gyvenime mes turime tą patirtį, kad ieškome, kur mūsų vardas, žodžiu. Tėvai džiaugiasi, kai pastebi vaiko vardą priimto į darželį, į mokyklą. Džiaugiasi studentai, kai išlaikytas egzaminas ir nėra jų pavardžių pakartotinoj sesijoje, žodžiu. Džiaugiasi darbuotojai, kai jų vardai yra premijų sąraše, žodžiu. Ir nežinau, kokios nors padėkos sąraše. Mes turime tą patirtį, tik kai mes čia žemėje džiaugiamės, kad mūsų vardai kažkur yra įrašyti. Džiaugiasi žmonės, kai spėja piligrimystę įsirašyti ir yra pagrindinėme, o ne papildomės sąraše, žodžiu. Tai yra normalų šio pasaulio džiaugsmai, bet sako Jėzus, yra dar vienas sąrašas, į kurį taip pat yra džiaugsmas patekti ir kad tavo vardas ten būtų įrašytas. Tai yra amžinybės knyga, tai reiškia tų, kurie visą amžinybę leis su Dievu. Kaip patekti į tą sąrašą, kaip būti pastebėtam, kokias paraiškas reiktų išpildyti dabar. Man kita ateina mintis į galvą iš mūsų gyvenimo, iš to, kas stebiu aplinkoje. Mes vaikystėje, nežinau, turbūt kiekvienas iš jūsų bandėm ką daryti, mėgdžioti mamą, tėtį, senelę, močiutę, senelį, žodžiu. Tai paaugę tetas, dėdės, mokytojus, nes pamatėm, kad yra fainesnių žmonių už mūsų tėvelius, kurie viską draudžia arba viską kontroliuoja, žodžiu. Einam į mokyklą, tai įsimylim, žodžiu, įsikliopinam į mūsų mokytojus, mūsų būrelių vadovus ir bandom į juos panašėti. Nežinau, dabar mano šeimos vaikai aplinkoje, žodžiu, viena nori būti į Elzę panaši pasakų heroję, kitas nori būti Ronaldo, žodžiu, futbolininkas, visi marškinėliai. Mes norim į kažką panašėti, nuo vaiko iki suaugusio. Kiek kartų per išpažintis ir pokalbis ateiname ir sakome, pavydėjau, nes matau, kad jai, jinai gražesnė, jai geriau sekasi. Mes lyginamės, net būdami suaugę, čia nereikia juoktis iš vaikų, kurie nori būti Elzėmis ir Ronaldais futbolininkais. Mes norime į kažką panašėti. Tai kaip atsirasti tame sąraše 72, ką sako Jėzus, dėl to džiaukitės. Reikia neprarasti noro šitam pasaulyje arba prisiminti, kad galiausiai turi būti panašus į jį. Jūs galite dabar norėti būti panašus į Elzę, į Ronaldą, žodžiu, į ką tik norite, tetas, dėdes, žodžiu, mamas, tėčius ir taip toliau. Bet galiausiai Jėzus sako, turi būti panašus į mane. Taip? Ir tada, kai akutės mūsų užsimerks ir konstatuos klinikinę mirtį, ateisime prie šitą atvaizdą, kuris bus jau nebenutapytas, o gyvas gailestingas Jėzus taps, atsistos priešais mus kaip veidrodis, ir tada, ar panašus mes į jį būsim, ar ne, savo žvilgsniu, savo klausa, savo kalbėjimo būdų maniera, savo laikysena, savo širdies intencijomis. Evangelijoje pilnas aprašymas, koks buvo Jėzus ir kokių laukia mūsų. O po to viskas labai paprasta. Vieniems į dešinę reikia sukti, kitiems į kairę. Jūs suprantat, kas ten vyksta. Next, į dešinę, į kairę, į dešinę, į kairę. O vienintelis motyvas ir vienintelė sąlyga būti panašiam į jį. Tai vat sako, dėl to džiaukitės, kai esat vis labiau panašus į mane. Kai nugalit save, kai nugalit ydą kažkokią, kai įveikėt tai kažkokį savo įprotį ir kažkokią savo priklausomybę, kuri jūsų visiškai nedaro panašių į Jėzų.
Va dėl to verta džiaugtis. Tad šiandien dėkoju Viešpačiui už tą žodį, kuris kviečia neliūdėti, bet džiaugtis. Ir pirmasis skaitinys sako, atrask dėl ko džiaugtis, pasirink džiaugtis, nukirpk liūdėsio tas visas virves ir tą visą meškerę su tuo visų masalu. O kitas skaitinys sako, rinkis kasdien radikaliai gyventi Evangeliją be komentarų. Tai reiškia, be komentarų noriu būti panašus į tave, Jėzau, kai susitiksime amžinybėje. Nes tai yra tikras džiaugsmas, tai yra džiaugsmo šaltinis, kuris nebus iš mūsų atimtas.